palaikymas iš kažkur. Bet palauk. Tu pagalvok. Tai aš nereikia galvoti, nes po to kaip prisigalvoju. Gerai. Aš manau, kad galbūt, jeigu nelabai pasiseka Eurovizijai, taip žmonės praranda tikėjimą pačiu savim. Aš labai džiaugiuosi, kad man taip nebuvo, bet tuomet, kai tu yra tokia nuvalkėta, bet labai teisinga iš tikrųjų idėja, jog jeigu tu negali nedainuoti, tai jeigu gali nedainuoti, tai nedainuok, bet jeigu yra visiškai priešingai, tu pats savęs nenori apgaudinėti ir tu negali savęs apgaudinėti, nes tu gali mėginti save apgauti, bet galų gale vis tiek nieko neišeina ir tu vėl stovi ant scenos, tu vėl kuri, tu vėl rašai. Tai man atrodo, kad pats svarbiausias ir yra dalykas tas vidinis norėjimas ir žinojimas, kad tu gali kurti ir kad kitaip tiesiog tavo siela neleidžia tau. O pačiai yra palaikymas iš šeimos, iš draugų, nes vienas dalykas labai pikti komentarai kaip padeda tai? O tai, kad tu piktų komentarų ne man ir aš ne vienintelė su piktais komentarais, mes visi turim atlaikyti kažkokią piktumo bangą, tai aš kažkaip nelabai sureikšminu už to dalyko. Sakai piktumo bangą, aš sakyčiau populiarumo šlovę, tas pirmasis bagavimas. Tai jūs tiesiog pradėti šitą kalbą, aš apie tai net nebūčiau užsimenusi. Tai va. Gerai, o pati turi tokios stiprybės atsilaikyti? Iš mažens atkaklumo yra tokio? Yra atkaklumo, bet jis, ačiū Dievui, nėra toks, kad tu norėtum kažkaip atsikirsti, nes tu savo atsikerti visiems žmonėms stovėdamas scenai. Darbo įrodai. O dar noriu pasakyti tokį dalyką. Linkiu pačiai stiprybės. Ir antras dalykas, vietoj to, kaip sakai, atsikirsti scenoje, tai vat visą tą jėgą panaudok scenai. Taip, ačiū. Ačiū labai.